Tokie faini komentarai, net noriu ir su jumis pasidalinti. Parašė Rich Daddy projektas. Visos plasmasės naujos buvo sudėtos, pravaryti technikinę. Gavau malkų. Gavom dabar tokį gražų jasunį. Čia GPT gan tiksliai sudėliojo, kokią setupo reikia. Iš kur išlindai seniai? Ir gal netgi iki 100 įsibėgėtų. Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video, vėl esame garaže ir galime tęsti Aeroxo projektą, kuris jau šiek tiek tampa legendiniu. Dėl sakau legendiniu, nes po praeitų video prirašėt labai daug šaunių, gražių komentarų, eina savo buvo net labai malonu skaityti ir tokių motyvuojančių ir paskatinančių. Aš labai džiaugiuosi, kad jums patinka šitie video, ką darau. Ir YouTube'as iš vis daromas ne dėl šlovės, ne dėl kažkokių pinigų, o kadangi man motociklai davė tikrai labai daug gyvenime, tai aš noriu kažką ir jum gero padaryti. Vieniem tokie video gal yra tiesiog entertainmentas, kitus motyvuoja nusipirkti savo kažkokį motociklą ar motorolerį konstruoti, kiti gal tiesiog išmoksta kažką naujo, gal aš krapštydamas kažką parodau ir jums irgi kažkokie mintis ateina. Na ir tiesiog labai gera prisidėti prie Lietuvos motociklų kultūros, nes jinai tikrai didėja ir auga. Jaunimas perka motorolerius ir pradeda važinėti labai anksti, kaip mes tai darėm. Mano amžiaus hebra jau turi irgi didesnius mocus, irgi mėgsta patys kažką pasikrapštyti. Tai va taip visi kartu ir judam į priekį. Tokie faini komentarai, net noriu ir su jumis pasidalinti. Pavyzdžiui, Džiuksinis rašo, nors man ir 13, bet jau pradedu taupyti ant 125 moco. Mokymuisi stuntui gal ir mane pakvies kada nors į Formulę 1 stuntinti. Šaunuolis iš tikrųjų, nes mes 12-13 metų pradėjom su motoroleriais važinėti. Iš pradžių net siūlyčiau nepirk 125, o geriau pradėk nuo kažko mažesnio. Jeigu nori tikrai gerai stuntinti, tai pradžiai su motoroleriu labai gali daug triukų visokių padaryti ir tada natūraliai mocai tik tai galingėja ir savo skillsus jau perkelia ant jų. O Formuliai 1 pasirodyt faktas. Svajokit, bet svajonės ateina su didelė kaina, turi daug dirbti. Aš jau virš 15 metų pats raidinu su motociklais, tai buvo daug treniruočių, daug visokių traumų, krešų, investicijų į mocus, nes jie visada sulūžta. Kaip sako, svajonės neturi savaitgalių, bet sukandus dantis, ilgai dirbant ir siekiant savo svajonių, viskas anksčiau ar vėliau išsipildo. Daug jaunimo rašo, kad vat irgi nesenai nusipirko motorolerius ir žiūri šitą video, kad išmoktų kažką naujo. Tai šaunuoliai, kad norit krapštytis ir prižiūrėti savo motorolerius, matot, kad čia nieko iš tikrųjų nėra sudėtingo. Ką tik tas variklis iš vis gulėjo ant stalo, o dabar, kai tokie laikai, yra daug visokių YouTube tutorialų, kaip ką daryti, daug visokių pavyzdžių, tai daug lengviau prižiūrėti ir savo motorolerį ar motociklą. Baisiausias rašo, super turinys, seku tave nuo pat 2018 metų, kai nusipirkau savo pirmąją meilę Roxą. Labai smagu matyti tavo karjeros kelionę ir tavo aukštumus. Esi utenos pasididžiavimas. Taip ir toliau. Na, va, irgi labai gražus komentaras, ačiū tau. Keista, kaip aš iš tikrųjų nesijaučiu jokių pasididžiavimų ar kažkuo, bet tiesiog darant dalykus, darant tai, ką myli gyvenime, žmonės gal tiesiog tai pastebi. Malonu, kad taip ilgai stebi ir sėkmės su Aeroxu. Laurinas K2345 rašo, labai patiko tavo Aeroxo projektas, surinkimas, kaip tu viską nuoširdžiai su gera emocija, aura tai darai, tiesiog mėgaujasi visų procesų. Ačiū Laurinai, iš tikrųjų taip ir yra. Šitas motoroleris buvo tokia kaip ir mano svajonė, aš vaikystėje Aeroxo neturėjau ir visi, kurie turėdavo Aeroxo, taip rimtai atrodydavo, jis toks gražus motoroleris iš tikrųjų, jo formos gražios. Ir va, ir po tiek metų pagaliau turiu savo ir galiu jį susikonstruoti visiškai nuo nulio. Dėl to turbūt ir gera emocija, ir gera aura, nes kaip ir įgyvendini savo tokią vaikystės svajonę. Ir šiaip, kodėl darbas garaže turėtų būti nuobodus ar liūdnas, kai kuri konstruoji kažką naujo, įdomus, pats matai visą rezultatą. Aišku, kartais labai susinervuoji, pavyzdžiui, kaip tas rėmus buvo, čia kreivas viską. Nu, bet ir yra toks gyvenimas, kad tu stengiasi, eini, krapštai, darai, sukandęs dantis, bet eini iki galo ir gaunasi kažkoks rezultatas. Žodžiu, viskas anksčiau ir vėliau kažkaip išsisprendžia ir būna gerai. Labai daug kas komentuoja irgi, kad Aeroxas primena vaikystę. Iš tikrųjų, man yra 30 metų. Iš tos pačios mano kartos žmonių irgi buvo daug kas raidino motoroleriais, turėdavom Scooter Factorių, Pirdos LT kažkokį tinklapį, visi keldavo į formą savo nuotraukas. Mes irgi tada pradėjom stuntinti, irgi dėdavom ten kaip naują kažkokį
triuką padarai, ar kaip ten tavo technika atrodo. Ir ko gero daug ką iš matymo netgi ir pažinčiau ir mielai pabendrautume apie senus laikus. O ką užmotyvavau vėl susikrauti kokį motorolerį, tai davai, imkit ir darykit. Gal susitiksim paskui kažkokie mitai ir galėsim smagiai paraidinti ir prisiminti gerus laikus. Vilmis rašo, videkai kai visada labai geri, žiauriai gerai susižiūri kaip filmas. Realiai šitas paskutinis video, kurį dariau, irgi man labai patiko. Aš prie edito praleidau 2 ar 3 dienas, bet taip grinai full time, nuo ryto iki vakaro dirbdamas. Iš tikrųjų, YouTube'as yra, kaip ir sakiau, nelengvas darbas. Tokia šiek tiek galima sakyti ir labdaringa veikla, nes tu atgal kaip ir nieko negauni, bet prie video praleidai ilgą laiko tarpą. Gal jau būtų laikas kokį videografą nusisamdyti, bet jis irgi kainuoja pinigų, tai žodžiu. Dar kažkaip bandau pats ir gaunasi viskas labai smagiai. Man patiko dar vienas komentaras gerulis. Lauris P5588 parašė Rich Daddy projektas. Rich Daddy turbūt tampi su amžiumi, aš kaip suprantu, aš nesu Rich toli gražu, bet labai norėjau susikonstruoti tokį Aeroxą ir man kažkaip keistai atrodytų rinkti tokį motorolerį su naudotom detalėm, kai jos nėra labai brangios, tai konstruoji viską naujom ir tada turi daiktą beveik kaip naują. Tai toli gražu nuo Rich, bet labai juokingas komentaras. Mistys 420 rašo, nuostabus vlogai, dėl Rexo video nusipirkau pirdą, keep it up, bro. Čia linkėjimai turbūt Domantui Padžiukui Good Guy DP, bet visgi pritravino mane surinkti tą reksiuką ir prikelti jį iš pelenų. Visi, kas žiūrėjo tos projektus pas jį kanale, tai ten iš tikrųjų buvo daug reikalų irgi kaip su šito Aeroxu, bet buvo labai smagu, labai su Domantu gerai praleidom laiką. Ir va dabar tu šaunuolė, kadangi žiūrėjai tos video irgi turi motorolerį, tai welcome. Nu tai va, tai labai ačiū už gražius komentarus, labai smagu, kad esate aktyvus, domitės, komentuojat, rašot, mane motyvuojat, nes paskutiniu metu iš tikrųjų sunku jau buvo susikaupt daryti vlogus, nelabai ir tam laiko būna ir norisi kažką kurti įdomiai, o ne belę. Tai va, tai ir tokie reikalai. O kadangi sezonas į pabaigą, visi jau irgi tuoj statysit motorolerius, mocus, žiemai garažus, kažką konstruosit, gerai leisit laiką, tai visiems linkėjimai ir laikykit positive vibes. Na, o dabar grįžtam prie projekto. Joriuks 8641 parašė, kad siūlyčiau paimti kokį Yasuni Aero. Tai kamera, žinokit, dabar ir stovi ant Yasuni Aero. Paklausiau daugelio patarimų ir nupirkau visiškai naują duslintuvą. Ir prieš įsipakuojant duslintuvą dar sugrįžtam pas Nerką iš praeities, nes jis jau šiek tiek paraidino su šito Roxu ir padarė dalykų, tai jis ten ir papasakos, kas gero. Nu ką, draugai, vasara eina. Pasirodymai vyksta, bet buvo šiek tiek apmirštas projektas ir pažiūrėkit, kas stovi už manęs. Visos plasmasės naujos buvo sudėtos, viskas lyg ir gražiai susidėjo. Dabar turim tokį visai fresh gražų motorolerį. Šitos plasmasės visgi nėra prabangiausios pasaulyje, gan sunku jas suvesti kartu, bet kai viskas susideda, tai susideda gražiai. Uždėjau ir šitą galinę plasmasę vietoj sėdynės. Paskutiniu metu dar šiek tiek turėjau visokių problemėlių su aušinimo skysčiu. Kažkaip sudėjau visą naują pompos rem komplektą šitoj vietoj ir jisai pradėjo man bėgti. Tada nuvažiavau, nusipirkau dar vieną salnikėlį, bet jau netoks, koks rem komplektą turi būti, nes ten kažkoks ne visai 100% atitikęs buvo. Tai uždėjau kitą ir dabar panašu, kad nieks nebėga. Surinkau motorolerių plasmasės ir nuvažiavau pravaryti technikinę. Technikinė ėsi labai viskas gerai, bet sako, reikia matuoti garsą. Pas mane yra uždėtas Genelli Extra, jisai buvo pirktas naujas iš Yamotechos. Šitas duslintuvas tikrai nedaug pralėkęs, bet žodžiu gavau malkų. Šitas duslintuvas skleidžia 105 decibelus ir yra gerokai per garsus. Pagal normas turėtų būti 92 decibelai. O Yamaha pati iš vis deklaruoja ant tos rėmo numerio lentelės, kad turėtų būti 80 decibelų iš vis, kas yra, nemanau, kad įmanoma pasiekti. Standartinis duslintuvas netikrai būtų garsesnis ir čia vos ne keturtakčio garsas. Tai žodžiu į silencerį pridėjau kempinėlių metalinių, kur naudojama indams plauti, va įdedu nuotrauką ir technikinę praėjau. Šiaip ne taip, dėl tų visų garso normų. Žodžiu, dabar aš kaip suprantu, čia ir policija, ir techninė apžiūra kovoja su jaunimu, kurie važinėja su motoroleriais ir tai daro tikrai per garsiai, visada važiuoja padlagu mieste ir labai tikrai tas motoroleris zyzia ir aš irgi galvoju, kad reikia užsidėti kitą duslintuvą. Su Silevičium dar pašnekėjom, kad tie Genelli duslintuvai iš tikrųjų nėra labai geri, jie yra pigus, ne visiškai gerai kokybė
kokybiški ir dėl to jie skleidžia tokį garsą. Tai galvoju, kad dar šitą motorolerį reiktų nupirkti kokį nors Yasunį Era. Tokį duslintuvą dar niekada gyvenime nebuvau uždėjęs, tai būtų visai įdomu. Na, o dabar motoroleriui yra lengva apkatkytė. Aš dabar pirmą kartą realiai su juo ir išvažiavau. Tai atrodo, kad viskas važiuoja neblogai. Šiek tiek dar reikia karburatorių pareguliuoti. Bet žodžiu, pavažinėsiu apkatkytę, paskui užsidėsim GoPro, galėsim važiuojant pašnekėti, kaip čia viskas darosi. Ant spidometro yra 80 km/h parodyta, visus 80 važiuoja ir daugiau. Tai labai bus įdomu pažiūrėti, koks bus top speedas. Nu bet va, dabar yra toks ledinis, gražus motoroleris, kuriuo galima smagiai pasivažinėti. Tai sugalvau, kad šitas motoroleris liks toks standartinis visiškai, o kitą gal darysim visiškai pilnai standridingui. Nu tai va, tai lėkiu dabar daryti toliau apkatkėlę, pasivažinėsim, o paskui galėsim užsimesti ir GoPro. Tai va, Nėrka iš praeities jums papasakojo dalykų, kokia čia dabar stadija su to Roxo. Žodžiu, per šį kartą reikia pasidaryti tokius dalykus. Unboxinam naują duslintuvą. Dabar iš motorolerio yra išimtas karburatorius. Jis yra padėtas čia. Atsivežiau iš Vilniaus dar žiklerių ir mažųjų Pilot Jetų. Važinėjant labai jautėsi. Motoroleris pilnu gazu važiavo labai gerai, bet nuo žemų apsukų jis taip labai nemaloniai purpsėdavo. Iš sankryžos išvažiuojant visai užtrukdavo laiko. Mano tėvukas net buvo motorolerį pasiėmė, sako, blemba, sutvarkyk šitą problemą ir sako, pakeisk tą garsiai rėkiantį duslintuvą. Tai va čia ir užsiemam tokiais reikalais, einam unboxinsim duslintuvą greitai. Wow, koks gražus duslintuvas. Aš niekada gyvenime nieko apart Janelį ekstros nebuvau pirkęs naujo. Tai gavom dabar tokį gražų Yasunį. Labai nemaža problema įtariu bus šitas ribotuvas, kurį teks išpjauti kažkaip. Turim čia visokių laikiklių. Silenceris gražus. Turėtų labai gerai atrodyti ant Roxo ir įdomu, koks bus garsas. Bet šitas kažkaip įtariu, kad nebus labai irgi tylesnis. O dėl džetinimo irgi įdomus dalykas. Pasišnekėjus su ChatGPT ir jam surašius visą setupą, koks yra šitam motoroleriai dabar, gan tiksliai sudėliojo, kokią setupą reikia ir kokius čia žiklerius reiktų įdėti. Aš šiaip tai labai nemėgstu jo naudotis, bet žodžiu parašė taip, kad reiktų įdėti pagrindinį žiklerį 92, o Pilotą 35, nes dabar Pilotas yra gerokai didesnis, motoroleris negražiai burbuliuoja ir adatą laikyti kažkur ties viduriu. Pabandysim įdėti tokius žiklerius ir pasižiūrėsim, kas gaunasi. Oho, kaip sunkiai čia eina. Žodžiu, vienoje pusėje yra taškas ir kitoje yra pusėje taškas. Tai aš padariau dabar po 2 skylutes, kad galėčiau prieiti ir grindinti. Išėmiau, išlupau. Labai suniokau, aš neturiu įrankių tam tikrų, kad labai gražiai išdremelint. Gražiai dar pagrindinau iš tos šonus, kažkaip pabandžiau užlyginti. Performanso bus. Šiaip ilgai pražaidžiau prie šito dalyko, bet viskas pasidarė. Tai dabar galima pažiūrėti, kokių montavimo detalių yra. Nuimti tą Janelį ekstra ir galim jau pagaliau uždėti Yasuniuką. Žodžiu, daug visokių detalių čia pridėta. Ir jokio paaiškinimo, kas kur turi eit. Man labai patinka, kai būna kokie nors manualai. Žodžiu, gal reikia paieškoti YouTube'ai ir tada viskas bus aišku. Pagal mano logiką šitie dalykai turėtų eiti čia. Iš vienos pusės, iš kitos pusės. Tada šitie dalykai eina į vidų ir tada turėtų prisisukti laikiklis.
Jasūnis įdėtas. Atrodo tai labai rimtai, šiaip tai kol naujas jis taip gražiai atrodo. Užsidėjo čia ir spiruoklę, ir tas laikiklis prisisuko ir prie cilindro. Šiaip tai nebuvo gan lengva įdėti. Kažkaip prie cilindro talkūnė, kai taip užsukta, labai sunku prieiti prie to varžto, prie cilindro. Nieko nenori aišku nudaužyti, tai pabiški susidėjo viskas. Nu jau bus labai įdomu paklausyti, kaip jisai čia burbuliuos iš to duslintuvo. O dabar galim pereiti prie karburatoriaus. Dabar tik žiklerius reikia sudėti, kuriuos ChatGPT pasakė, kad reiktų sudėti. Na ir rytoj bus galima testuotis, klausyti, kaip ta duslė dirba ir pasižiūrėsim, ar pataikysim su tai žikleriais. Labas rytelis, grįžtam į garažą, pailsėjom, išsimiegojom. Žodžiu, vakar dabar tokių reikalų padarėm. Jasūnis buvo visiškai gražiai instaliuotas. Dar šiek tiek šitoj vietoj tarp bloko ir duslintuvo įdėjau šaibelę, nes duslintuvas, kaip matot, gan arti yra. Ir jeigu jisai netyčia atsisuktų ar kažkas atsitiktų, aš labai nenorėčiau, kad jisai visą tą ratą nubrozdintų, bet dabar, kai įdėjau šaibeles, jisai šiek tiek atsistūmė į šoną. Ir karburatorių irgi surinkau su tais visais naujais žikleriais. Tai žodžiu, dabar galima stumt motorollerį į lauką, jį užvest, normaliai pasišildyti, nes tik tai visiškai gerai pašildžius techniką galima reguliuoti karburatorių ir matysis, kas čia darosi su tais naujais žikleriais. Koks įdomus garsas to naujo Jasūnio, visai kitoks tonas motorollerio pasidarė, bet šiaip visai neblogai skamba, įdomu kaip važiuos. Kol kas viskas panašu, kad nieko, šiek tiek ant laisvų apsukų kažkaip įdomiai dirba, bet reikia pasišildyti viską normaliai ir pareguliuoti ir oro, nes dabar atsukau pusantro karto, žodžiu atsispirsim nuo ten ir žiūrėsim, kas toliau. Nu ką, karburatorius vėl išimtas, reguliavimas nėra toks labai smagus dalykas, tą karburatorių 100 kartų išiminėt, paskui vėl viską gerai sudėt, bet šitas karburatorius smagu, kad čia turi apačioj savęs tokį varžtuką ir čia jį nuėmus iškart prieini prie pagrindinio žiklerio. Filtrą, kadangi irgi labai užknisai išiminė, tai net nebeėmė jo. Žodžiu, pabandžiau biškį pravažiuoti, jaučiasi, kad labai motorolleris burbuliuoja ir važiuoja ant Rich Mixture. Ir man tas pats buvo prieš pirmą kartą užvedant irgi, kai aš jį uždėjau 90 žiklerį, jis ten vos nevažiavo, burbuliavo. Dabar šiek tiek geriau su šito duslintuvu, bet irgi nėra smooth. O prieš tai buvęs žikleris buvo 60 iš tikrųjų, netgi su tuo karburatorium toks ateina originaliai. Tai dabar nuo 9.2 leidžiu iki kokių 85. Jeigu toliau negerai bus, padarysiu kokius 80. Nesinori labai ir nuliesinti mišinio, kad stūmoklis skylė neatsirastų, bet žodžiu tik tai bandydamas atrasti viską. Tai ChatGPT ne visai buvo teisus. Kokius 20 kartų buvau išėmęs karburatorių, įdėjau čia visokius žiklerius ir didesnį ir mažesnį, motorolleris tai važiuoja, tai nevažiuoja, nuo žemų apsukų burbuliuoja visiškai. Ir pasirodo, kad šito Jasūnio bakelį yra dar vienas ribotuvas, taip skylė užrestriktinta. Tu daryk, ką nori, motorolleris vis tiek burbuliuos, bet gerai, kad sužinojau. Ačiū labai Edvinui Silevičiui iš tikrųjų už kantrybę, nes apie visus žiklerius ir setupą diskutuojam, šnekam. Tai žodžiu, reikia dabar šitą dalyką dar išsilūpt, nu ir tada tikėkime jau viskas geriau. Žodžiu, vakar labai stipriai užsiėmiau su karburatorius visų reguliavimu ir tuningu. Praleidau, žinokit, visą dieną su to motoroleriu čia ir prie namų. Keičiau žiklerius, viską dariau. Pašalinau tą restriktorių. Performances labai nepasikeitė, sakykim. Motorolleris pradėjo mažiau burbuliuoti, bet ir tai iki galo nesusivedė. Tai nusivežiau į aikštelę pas mus jau ten į stadioną, kad labai prie namų žmonių neužknist. Ir reguliavau. Keitinėjau šitos žiklerius, tai galutinai gavosi taip, kad pilot jetas yra 35, pagrindinis 80. Jeigu didini žiklerį, jisai labiau pradeda burbuliuoti ir nėra toks smooth. Pilot jetą dar bandžiau pakeisti į mažesnį 30, tai motorolleris iš vis nuo žemų apsukų nebevažiuoja. Tai su šituo dabar esančiu setupu, su adatos aukščiu, oro varžto reguliavimu maždaug padariau, kad taip ant
viso gazo važiuoja labai švariai, ant vidutinio apsukų dar šiek tiek jis taip paburbuliuoja, bet manau, kad tokio motorolerio kitaip ir nedavesi, visgi čia yra dvitaktis, jam reikia daug gazo, kad jis važiuotų. Prasitestavau, pagal spidometrą atrodo, kad 100 netgi važiuoja, šiaip kas yra crazy. Išėmiau ir žvakę, pasižiūrėjau, jinai labai gražios tokios kakavinės dabar spalvos. Nu ir cool, dabar pasidariau dar draudimo mėnesėlį, kol nesibaigė čia geras oras. Reikia dabar susidėti visas likusias plasmasės. Na ir galima bus dar pasivažinėti, gal šiek tiek dar pareguliuoti, pafine tunint, bet manau, kad šitas setupas liks. O paskui jau galima bus gal ir su variatorium pasižaisti. Nors trauka dabar tokia gan faina, duodi gazų, jisai taip savo gražiai kelia apsukas ir lekia iki viršaus. Šitą motorolerį jūs stunto nedarysim, mums iš vietos, kad jisai labai viniotų nereikia, bet dėl įdomumo bus galima kažką pasukinėti. Žodžiu, dedam plasmasės, galim raidint. Nu ką, draugai, kadangi motoroleris buvo surinktas, galima pagaliau su juo šiek tiek pasivažinėti, pasižiūrėsim, kaip jisai čia traukia. Kadangi rudeniškas oras gan greitai genda ir čia gali būti toks jau paskutinis, gal net ir išvažiavimas, tai užsivedam pirdą ir varom prasukti račiuką. Motoroleris dabar visai atreguliuotas, vedasi su starteriu. Žodžiu, dar šiek tiek su Pilot Jetu norėčiau pažaisti, nes jisai nuo žemų apsukų kažkaip šaltas, ne visai fainiai važiuoja. Dėti turbūt didesnį, dabar yra 35, manau galima būtų pasitestuoti ties 36 ar 7 netgi. Motoroleris, aišku, yra dabar šiek tiek šaltas, bet kai sušyla labai smagiai važiuoja. Koks jisai iš tikrųjų yra nedidelis, eina savo. Uždėjus šitą duslintuvą irgi dabar toks fainas garsas, nežinau, ar jis labai čia pridėjo daug galios ir traukos. Labai didelio skirtumo iš tikrųjų net ir nepajaučiu nuo Džinelį Extros, bet visai viskas ok. Ir garsas nėra toks labai užknisantis ir didelis, kad ir išėmus tuos visus ribotuvus. Asfaltas šiek tiek šlapis mane nervino, nelabai mėgstu ant šlapio važinėtis. Kol čia viskas nauja ir švaru, labai nesinori tepti to motorolerio, aišku, bet neik nuo to. Motorolerio sureguliavimas dabar yra neblogas, o tokiam miestiniam važinėjimui, sakykime, jo trauka yra labai nebloga. Stuntui ant vienkės važinėti nelabai tiktų toks setupas. Manau, kad reikės dar šiek tiek pasiminkštinti mažasis spiruoklės, nes jisai gan vėlai sugriebė, bet, kai sugriebė, tu jau čia gali varyti. Pamatysit, max speedas tai iš tikrųjų tikrai labai neblogas. Motoroleris turi visus posūkius, viskas technikinė praėjo, tai yra ir pipsikas, viskas panašu, kad labai neblogai veikia, rodo ir kūrą. Toks įdomus dalykas dėl šitų apsukų, nežinau kaip jas padaryti, kad veiktų, laidus ašgi visus sujungiu, viskas tvarkoja, bet kažkaip įdomiai jisai vis tiek neįsijungia. Gal kažko trūksta, nežinau, dar reiks pasidomėti ko gero. Sukam į dešinę, vėl šiek tiek pravažiuosim pro miestuką. Tik iš vietos, išvažiuojant, reikia biškį gazliuką kažkaip duoti, nes jisai biškį dar pasičiaudo, bet tada ant pilno gazo važiuoja nuostabiai. Šiaip smagu dabar, kai atreguliavus, tai tikrai labai neblogai važiuoja. Aš kiekvieną kartą, kai sėdu ant motorolerio, stebiuosi, kaip mes vaikystėje ten su jais važinėdavom, būdavo tikrai linksma. Žiūrėkit, pagal spidometrą, tipo, važiuoja 80. Bet tikrinau pagal veizą, tai meluoja ant kokių netgi 10 ar 12 km per valandą, tai, galėtų atrodyti, kad važiuoja 80, tai manau, kokių bus, šiam 5 realių. Šiaip tai geras projektukas, labai patiko sutverti šitą motorolerį iš tikrųjų nuo visiškai nulio. Buvo daug reikalų, tikėjausi, kad bus ne taip sudėtingai, nes visokių mažų detalyčių trūksta. Vis tu ten kažką vieną vietą surenki, kitą vietą kokią nors ten pagenda. Ir žinai, kad visą tą motorolerį davesti gražiai iki galo yra tikrai reikalų. Aišku, šitą motorolerį ir norėjau surinkti tokį visiškai pilną, kad jisai būtų toks, koks išeina iš parduotuvės, iš gamyklos, tik žinoma su šiek tiek galingesniu varikliuku. Ir manau, kad visai man pavyko. Aišku, gal būtų įdomesnis šiek tiek tas projektas stuntinio motorolerio, kuris bus. Tenai, aišku, reikės dar šiek tiek kitokių modifikacijų padaryti. Tai pavyzdžiui, apsauginiai tie crash barai, kažkokie slideriai, atrama galiniai kojai, kad galėtum ant vieno rato saugiai važiuoti ir apsiversti. Bet prie to dar pirmą reikia prieiti. Reikia su šito pasibaigti viską iki galo, kad jau galima žiemai būtų pasistatyti ir tada pavasarį tiesiog išsitraukti ramiai ir varyti.
tokios stadijos, kol motoroleris dabar atsidarė toks visas gražus ir važiuojantis, dar turėjome įdomių reikalų. Buvome Olandijoje Formulės 1 varžybose ir ten irgi atlikom pasirodymus. Jau 3 ar 4 metus iš eilės iš tikrųjų važiuojame į tą Olandijos etapą Zandvoorte ir ten prieš 300 000 žmonių darom savo pasirodymus prieš kvalifikaciją Formulės 1 varžybas. Tai su vyručiais iš tikrųjų nerealiai praleidom laiką, eina savo. Kiekvieną kartą, kai ten būni, negali patikėti, žinai, kad tai viskas vyksta. Pasirodymus vėlgi darėme su drifteriais, gražiai viską sukombinavom, ten labai daug laiko negaunam tiem pasirodymam, ten 50 minučių atvarai į trasą, padarai pasirodymą ir viskas ten turi būti vykdyta profesionaliai kiek įmanoma. Tai labai didžiuojamės, kad galim dalyvauti iš tikrųjų tokiuose renginiuose ir tai yra nerealu. Paskui dar gavome galimybę ir pasižiūrėti pačias varžybas. Susipažinome ir su Olandijos princu, kuris irgi mėgsta automobilius, mėgsta driftą ir pripažįsta labai mūsų visą sportą ir jam tai yra įspūdinga. Ir tai va, su juo galėjome pažiūrėti ir varžybas, formulės ir treniruotės. Tai buvo labai gera kelionė ir vat grįžus į Lietuvą, vėlgi atsirado laiko pasibaigti su Aeroxu. Jasunį, aišku, ir jūs daug kas komentavot, kad čia Jasunis bus daug geresnis duslintuvas su tokiu setupu, bet kaip ir minėjau, kažkaip labai didelio skirtumo aš nepajutau. Gal šiek tiek ir važiuoja geriau, bet turbūt turėtum dar kitaip sureguliuoti visą variatorių. Važiuojam link Utenio stadiono. Va, pagal spidometrą važiuoja 80 ir gan ramiai. Iš tikrųjų daug gazų net neduodant. Gero stadione vyksta, gal kas nors treniruojasi, va matau, kad Šaro autobusas stovi. Gerai, pralekiam šito fainų keliuku, aš jums šiek tiek parodysiu, koks dabar gali būti max speedas šito motorolerio. Nu va, testuojam. Žiūrėkit, 80, toliau spidometras kyla 50 ir gal netgi iki 100 įsibėgėtų. Nu va. Ar čia yra tikri 100, aš nežinau. Jeigu su Veizo paklaida, nu tai kokių motoroleris tikrai 90 važiuos, kas iš tikrųjų yra įspūdinga, gan aš pats tokio nesitikėjau, kad taip gali važiuoti tas motoroleris. Nu bet vis tiek setupas yra neblogas, yra 70 grupė, 19 karburatorius, dabar tas Jasunis multivaras, sankaba, gal visai ir logiška, bet nu su tokio dydžio daikto už 100 km per valandą važiuoti nėra pats saugiausias reikalas. Jisai vis tiek yra trumpas, mažas, nedidelis, tai taip, Bet smagu, kad iš tikrųjų yra tos galios, kad variklis iš vis nesusprogo ir puikiai savo važiuoja. Ir panašu, kad tikrai projektas pasisekęs. Rudenėlis jau toks nebešiltas, raidint su tokiam pirštidytėm, tai nieko, taip jau turi būti. Ruduo, žiema ateina, reikės važiuoti kur nors raidinti šiltesnius kraštus, važiuosim gal vėl į Ispaniją šiemet, bent mėnesį ar 2 pasitreniruoti, kad kitam sezonui būtume pasiruošę. Šalt! Iš kur išlindai, seni? Nu va, pralekiam į aikštelę, gal netgi vieno rato pabandysim dar pralekti, ha? Opa. Opa, gaunas yra vieno rato pavažiuoti geras. Bet sakau, sureguliavimas nėra tobulas, važinėti ant vieno rato vis tiek. Ko gero ratuku pasisukti jau ne visai išeitų, bet jeigu sugebi išsikelti ir išsilaikyti ant vieno rato, tai jau vis tiek neblogai. Nu va, tai va tokie va reikalėliai. Einam pašnekėsim su Šarum, aš papasakos, ką nors gero. Nu, rudenėlis, sakau, tik išvažiavau. Gerai, kad viskas spėjau sufilmuoti, bet grįžtant jau pagavo lietus. Lauke valinojo, motoroleris irgi šiek tiek sušlapo, bet nieko baisaus, plasmasės, nusivalės. Sakiau, kad labai nemėgstu, kai visiškai yra naujas bildas ir tada lyja lietus, visas purvas eina ant to naujai perrinkto, išvalyto bloko viso. Bet jau mano turbūt yra kažkoks reikalas, kad visada noriu išlaikyti viską fresh, tvarkingai ir švariai. Tai va, tai motoroleris iš tikrųjų važiuoja labai fainai. Dabar grįžtant dar šiek tiek ir net be kameros pralekiau ir nu toks visada yra apsuku, visada jisai gražiai laiko važiuoja 70-80 labai ramiai. Visų gazu jeigu varai ir ten 100 tą gali pasiekti, bet žinai, su dvitakčiu negalima taip ilgai važiuoti ant visiško gazo, nes jisai gali nusprogti. Cilindriukas gali išsitaškyti, žodžiu, tai geriau visada prilaikyti tokias vidutinės apsukėlės.
kelias, biški pagazuot, bet, žodžiu, važiuoti taip tolygiai ir per daug neskris su juo. Tai manau, kad labai smagi pirda gavosi, geras projekčiukas. Labai smagu buvo, kad jūs visi sekėt ir žiūrėjot jį. Ir, žodžiu, dabar paskutinis reikalas yra toks, kad jam dabar trūksta dar ir nėrkos dizainiuko. Man rašė, kažkoks vaikinukas turi kompaniją iš Anglijos, sakė, norėčiau bildų iš tam padaryti lipdukus, bet aš norėčiau tai padaryti pats. Žodžiu, formų nieks Aeroxo neturi, tai matau, kad reikės permatomos plėvelės, reikės šiek tiek padirbėti, kol nusimsiu visas formas ir perkelsiu jas į kompiuterį. Tada sukursim kokį nors gražų dizainą ir iš vis Roxas pasidarys gražus ir su spalvom. Tai va, tai dabar reikia dar beauty shotų Motorolerio padaryti, kol juodas. Reikia viską dabar nusivalyti ir palaukti, kol lietutis praeis. Ir va, ir tada eisim jau dirbti ties dizainu.